Jūsų pagrindinis išskirtinumas, kad jūs tik tai natūralius dalykus naudojate. Jo, ir mes tais natūraliais jau virš 10 metų į Angliją, daugiausiai į Angliją gaminom ir užaugom iki tiek, kad ant angliškų gaminių dedam su karūna ženklą. Skaitos kažkas ir karališkos šeimos įsigijo mūsų gaminį. Nes tik tokiu atveju galima dėti suteikiamą teisę karūną ant savo gaminio dėti. Čia yra toks, čia bendra rašytina taisyklė ar nerašyta taisyklė? Nu, šiaip bet kokio ženklo neužsidės. Tu turi gauti leidimą iš kažkokios instancijos. Tai iš karališkų rūmų, kad gauti leidimą, jie suteikia tik tada, kai kažką iš šeimos kažkas nusipirka tą gaminį. Ir ant jūsų čiužinių kažkas miega iš karališkos šeimos? Jo, manau, kad tie anūkėliai. Jūs pagal čiužinio dydį turbūt sprendžiate, ne? Jo, didelių mes labai nedaug gaminam. Didelių į Lietuvą dešimtimis ir truputį į Angliją, į valstijas truputį nuvežam, bet nedaug. Kadangi mūsų tie čiužiniai ten galutiniai kainų yra keli tūkstančiai, tai jų labai nedaug yra perkama. Bet perka, žinome, žmonės. Nuvežėm į Ameriką ir pirmą čiužinį nupirko kongresmenė. Tai irgi tokie pasididžiavimai yra. Žmonės perka, kurie jau gali sau leisti, ir kurie vertina.